Tai jeigu galėtumėt prisistatyti, ką jūs darot ir papasakot. Esu Lionis Demjanovas, sveikatos psichologas. Šiaip dirbu didžiąją savo darbo dalį, tai yra su žmonėmis, kurie turi priklausomybių problemą. Aišku, didžioji dalis mano klientų tai yra žmonės, kurie kenčia nuo žalingo įpročio, tai yra alkoholio vartojimo. O šiaip turiu didelę patirtį darbui su žmonėmis, kurie vartoja narkotikus. Aišku, dirbu ir su šeimos problemomis. Tenka dirbti ir su moteriškom problemom, kai susijęs su maitinimosi bėdomis, tai yra bulimija, anoreksija. Šiaip tenka įvairių žmonių sutikti. Nebūtinai, kad tas žmogus turi turėti vien tik priklausomybę. Žmogui kartais reikia tiesiog išsikalbėti, pasikalbėti arba tiesiog išventiliuoti savo problemą. Ir kartais gali pakakti ir vieno pokalbio arba vienos diskusijos su žmogum, kad jisai suvoktų, kad nėra taip baisu, kaip galbūt jis įsivaizdavo, arba jam kažkas tai buvo pataręs, pasakęs, kad jam yra labai blogai. Kasdienybė. O sakykit, tai kokie faktoriai padaro šią metodiką tokią efektyvę, tą video, būtent video naudojimas? Pirmiausia, efektyvumas tai nuo paties žmogaus priklauso. Jeigu nebus jo noro, jeigu nebus jo motyvacijos pačiam keistis, gali daryti, ką nori. Gali ant galvos atsistoti. Niekas nepasikeis. Ir ypatingai blogiausia būna tada, kai jisai daro atėjimą pas psichologą, kažkam tai darydamas lyg tai gerą. Žmonai pažadėjęs, ten artimiesiems pažadėjęs, arba tiesiog kažkam davęs tokį žodį, kad na, aš nueisiu, aš pasižiūrėsiu. Tai va šitie yra neperspektyvūs ir nemobilūs klientai, kadangi jie patys nenori. Juos verčia arba įtakoja, arba tiesiog jiems sąlygas tokias nustato. Tai va tada, kai jie su sąlygom tokiam sutinka kreipiasi į mus, tai motyvacija labai menka. O būtent tą video metodiką? O video metodiką dirbam mes daug ir jau bent jau šiuo tiesioginė ta prasme, dabar tai yra 2 metai, kai aš pats dirbu. Šiaip aš kitas metodikas taikau ir didesnis mano darbo stažas ir kitose metodikose. O pagal tai, kaip videoterapijos poveikis ir koks tas poveikis, tai mes negalim taip kategoriškai teigti, kad tik tai stebuklas ir panacėja yra pats video demonstravimas. Šalia jo eina ir kiti darbai. Tai yra kognityvinis elgesio keitimas, žmogaus motyvacijos keitimas, stiprinimas motyvacijos, pasitikėjimo stiprinimas. O vienas iš svarbiausių dalykų tai yra streso valdymas. Nes bet kas žmogų blaško, destabilizuoja, tai yra tam tikra dalis streso. Tik tai stresas skirstomas į didelės ir smulkės dalis. Taigi, didžiausia paieška bet kurio psichologo surasti, kas iššaukia tą žalingą poveikį. Kas iššaukia tą elgesį. Tai va ta korekcija yra vienas iš didžiausių darbų. O sakykit, jūs dirbat individualiai, ne? Taip. Įsivaizduojat, kad galima būtų taikyti tą videoterapiją dirbant su grupėmis? Videoterapijos tiesioginės su grupė taikyti negalima, vien tik tai dėl to, kad mes dirbam su priklausomybė, o priklausomybė yra individualus dalykas. Nėra vienodai priklausomų žmonių. Už tai turi būti darbas tik individualus. O jeigu kalbėti plačiaja prasme, be videoterapijos yra filmų terapija. Va šitas metodas jau gali būti taikomas ir grupėms, kadangi tam tikrų filmų peržiūra, tam tikrų dokumentinių filmų, reklaminių filmų, multiplikacinių filmų peržiūra galima grupėse. Ir turi daug didesnį poveikį, negu kalbant, pavyzdžiui, individualiai. Tai skirtumas yra tame. Tai grupiai būtų taikoma sėkmingai? Taip. O sakykit, kokie yra rezultatai videoterapijos? Ar jūs manot, kad padeda šitą? Kad jinai padeda, tai yra faktas. Ir čia mes galim pagrįsti savo patirtim, ką mes darom. Bet rezultatyvumas, jisai toks, subjektyvus klausimas. Jeigu mes parodytume duomenis kokių 50 metų žmogaus, tiesiog jeigu jisai pradėtų ir paskui mes įstebėtume ir sektume ir pasakytume, kad va jau po to jisai 50 metų nevartojo alkoholio, jis dabar idealus. Tai šito nėra, nes patirties dar Lietuvoje tokios nėra ilgos. Bet mes galim pagal savo klientus, ir aš pagal savo klientus galiu sakyti, kad po videoterapijos kas metus, kas 2 metus
jau nevartojantis yra ir mes palaikom su jais kontaktą. Bet taip pasakyti, kad jau viskas ir gyvenime jis niekada niekur jau nepaslys, aš negaliu. Nes tai yra vis tiek per mažas dar įdirbis ir darbo stažas mums pagal šitą metodiką. Tai yra stebėjimas reikalingas ir būtinai tęstinumas. O kaip patys žmonės reaguoja į tą, kad video yra naudojamas jų gydyme? Ar tai yra teigiamas dalykas? Pirmiausia, žmogui pasakoma, kad jis nepagalvotų, kad video tas stebėjimas yra stebuklingas ir vienintelis šaltinis, dėl ko jisai pasikeis. Žmogui yra pasakoma, kad šalia videoterapijos bus ir kitos metodikos taikomos. O kitos metodikos tai ir relaksacija, ir raumenų atpalaidavimo metodikos, ir kvėpavimo pratimai, ir vizualizacijos pratimai, autogeninės treniruotės, viskas įeina į tą kompleksą, bet tai yra kiekvienam žmogui individualiai. Negali, pavyzdžiui, paimti tokį kompleksą suformuoti, kad jis būtų universalus visiems žmonėms ir visiems klientams. Taip. Pirmiausia, projektas jis bus efektyvus tuo, kad visi, kurie dalyvaus jame, jie truputį kitaip pasižiūrės į save. Nes bet kuriam iš mūsų labai retai tenka pažiūrėti į save iš šalies. Tiesiog paimti, pasistatyti 2 kėdės, atsisėsti vieną kėdę ir pabūti tuo, koks tu esi, o į kitą kėdę atsisėdus pasižiūrėti, koks tu esi iš šalies ir įvertinti teigiamus elgesio bruožus, neigiamus elgesio bruožus. Pagaliau į save pasižiūrėti, kokia tavo mimika, koks tavo elgesys, ką tu darai, kaip tu darai ir kodėl tu darai, tai jau padės kiti žmonės, kurie bus šalia. Tai yra konsultantai, psichologai, specialistai, intervizoriai, kaip pavadinsi tie žmonės, kurie padės analizuoti žmogaus elgesį. Nes pabūti kitame kailyje ne visada tenka. Kritikuoti mes labai mėgstam kitus, o save ne visada. Tai jūs manot, kad tai padės žmonėms pamatyti? Taip. Ir galėtų paskatinti integraciją? Aš manau, kad būtent per filmų terapiją žmonės galės įvertinti savo situaciją. Nes šitam projekte aš manau, kad reikėtų panaudoti ne tik, ką jūs ten galvojate dėl pačio filmavimo, tų žmonių gyvenimo būsenos arba elgesio, bet reikėtų panaudoti ir jau esamus sukurtus grožinius filmus, kurie atspindėtų jų elgesį arba jų gyvenimą. Arba tiesiog situacijas. Tai yra papildomas priedas prie to, ką jūs ruošitės daryti. Analizė, diskusijos, svarstymai, pagaliau kokio nors filmo pabaigos keitimas, arba scenarijaus keitimas, arba siūlymas keisti scenarijų. Žmogų tiesiog praplečia jo vizualinės galimybės, ką jisai gali. Nes kiekvienas iš mūsų turim tam tikrą fantazijos gyslelę. Ir nėra taip pasakyti, kad žmogus ten negali įsivaizduoti. Visi įsivaizduoja. Taip kaip sapnuose sapnuojam, taip ir vizualiai mes galim daug ką pakeisti. Tai va tas pakeitimas, žmogaus fantazijos ištraukimas į paviršių, jūsų projektas bus sėkmingas dalykas.